Gerbiamas Tomai, ar iš tiesų maistas turi įtakos vaiko fiziniam aktyvumui? Labai taip, labai taip. Mūsų organizmas yra cheminių reakcijų mišinys, daug žmonių su nesutinka. Tačiau, jeigu mes pabendrausime su mokslininkais, kurie užsiema su biochemikais, jie vienareiškiškai pasakys, kad bet kokia cheminė reakcija katalizuoja kažkokią kitą sekančią cheminę reakciją mūsų organizme. Dėl to tai, ką mes valgome, iš tiesų įtakoja mūsų veiksmų seką. Ir Buda ne veltui pasakė, esame tuo, ką valgome. Ką turėtume žinoti apie cukraus vartojimą? Kiek galima jo suvartoti per dieną? Iš principo cukrus, mano akimis, šiuo metu yra didžiausia problema, viena iš didesnių problemų vaikų mityboje, nes cukrus yra naudojamas kaip konservantas absoliučiai didžiojoje daugumoje produktų. Jeigu mūsų prieš 10 metų cukraus suvartojimas buvo 40 gramų dienoje, 20-40 gramų dienoje, šiuo metu tas kiekis yra išaugęs nuo 80 iki vietomis 160. Natūralu, kad cukrus yra greiti angliavandeniai. Paimkim paprastą pavyzdį. Jeigu mes, pavyzdžiui, turime automobilį ir jį lašiname jam, kad važiuoti, jo varikliui reikia lašelio kuro tam tikrų momentų. Kas įvyksta su cukrumi? Ekvivalentas gautųsi toks, kad mes į variklį įpilam ne lašelį kuro, o įpilam visą kibirą kuro. Tai lašelį sunaudoja variklis, o viskas kitas išsipila kažkur kitur. Tai su angliavandenių bombom, su cukraus bombom reikia elgtis ypatingai atsargiai. Reikėtų pradėti žiūrėti, iš ko produktai iš tikrųjų yra padaryti, gal šiek tiek apriboti, reiškia, vaiko, kas yra labai sudėtinga padaryti, nes pradėkime nuo to, kad cukrus yra nežmoniškai prieraišus dalykas, atsisakyti jo yra beveik neįmanoma. Tai pabandykite, pavyzdžiui, pasižaisti su vaiku, nuimkite šiek tiek cukrus, pamatysite kokią reakciją. Pabandykite savo nuimti cukrus, pamatysite kokią jūsų reakciją. Gal per drąsu sakyti, bet mano akimis tai yra narkotikas numeris 1 šiuo metu. Gliutenas. Ar problema išties tokia didelė, kaip apie ją kalbame? Mano akimis, taip pat kaip ir apie cukrų kalbant, problema yra didžiulė, problema yra gigantiška. Ypatingai mūsų klimate, tai yra, kai ateina tamsusis periodas, kai šalta, kai mūsų žmonės yra labiau linkę į susirgymus ir būtent į kvėpavimo takų susirgymus, gliutenas turi tiesioginės įtakos kvėpavimo takams, tai yra gleivėjimas. Paprastas pavyzdys, vakare prisivalgykim batoną, ypatingai su pienu, ryte atsikeliame ir viskas pas mus būna išgleivėję, reikia laiko, kad išsipūsti nosį, reikia laiko prasivalyti nosiaryklę. Pažiūrėkime, ant ko stovi visa mitybos grandinė mokyklose arba esančiame periode gyvenime. Iš tiesų viskas miltiniai, viskas pūsta ir viskas kuo didesnio kiekio. Problema ne pačiame gliutene. Problema yra žaliavoje, iš kurios išgaunamas, reiškia, tie gliuteniniai produktai. Tai yra rišamoji medžiaga. Iš principo tai yra, blogai čia kalbu, nes užvarysiu labai ant cheminės pramonės. Problema yra ne pačiame gliutene. Problema yra gliuteno netoleravime. Pats gliutenas yra geras dalykas. Jis yra rišamoji medžiaga ir jis yra, reiškia, savyje turi ir baltymų. Esmė yra ta, kad mes tiesiog nebesugebam toleruoti to moderniojo gliuteno. Senasis gliutenas, kaip ir buvo viskas tvarkoje, jo nebuvo gal tiek daug. Dabar tai yra jau patampa problema. Taigi, išvados, kaip rūpestingi tėvai turėtų maitinti savo vaikus? Pirmoji eilė rūpestingi tėvai turėtų parodyti gerą pavyzdį. Taip, kai mes išleidžiame vaiką ir sakome, tu nevalgyk nieko, patys atvažiavę į darbą, įsipilam didžiulį puoduką kavos ir ištraukėme 3 bandelės šalia. Gerbėmėjai, 3 bandelės, kruasanai ir kava, tai yra kažkur apie 1000 kalorijų, priklausomai nuo jų konsistencijos. Tai va čia ir pasideda pavyzdys. Pirmiausia, savo pavyzdžių. Pirmoji eilė yra pusryčiai. Pusryčiai yra šventas dalykas, suprantu, kad yra ritmas, suprantu, kad yra bėgimas, bet pusryčiai yra pagrindinis maistas. O antroji eilė tai yra vakaras. Prieš vakarą, prieš miegą be abejo neprisivalgyti. Tada mes išvengsime krūvos dalykų, refliuksai, širdies nepakankamumas, skrandžio opas, pažiūrėkit, rūgštėjimas patapo jau pas mus kaip ir normalus simptomas. Jo vaistai nuo rūgštėjimo jau jie patapo vos ne vitaminai. Kasdienybė visiškai teisingai. Dėl to pirmoji eilė savo pavyzdžių gerbėmėjai ir būtų aišku smagu, kad mes sekančią kartą užaugintume sveiką. Ačiū gerbiamas Tomai už pašnekesį.